Nu ką, labą dieną, šiandien penktadienis, einu į Nemuno salą, vėl pasportuot, oras labai niūrus. Nežinau, šiandien bandysiu, jaučiu įpumpuoti 50 prisitraukimų. Tai va, parodysiu po to Nemuną kaip pastoviai. Čia, kaip suprantu, turėtų būti Nemunas pakilęs. Tai, kad, žiauriai šlykštus oras. Bet su dviračiu važiuoti nešlykštus. Tai va, einu per tiltą ir matau, jog Nemunas marinamas kaip pastoviai. Nes kai buvo pašalę ir momento atitirpinėjo, tai Nemunas belia kaip kilt pradėjo, o dabar iš vis vėl nuslūgo. Kažkokia nesąmonė, o nuslūgo per, nežinau, per kokį 1,5 metro. Na, aš parodysiu iš arčiau po to. Bet va, čia žiūrint, tai va matosi dugnas. Prieš tai net nebuvo dugno jos. Buvo belia kaip aukštai pakilęs Nemunas. Ir buvo daug gražiau, nei dabar žiūrėti į nudžiovintą. Nežinau kaip kitaip pasakys. O Jėzus, obalų čia pilna. Einu balomai. Jėzus, Marytė. Kas čia tą nuolydį darė? Jau toks prastas nuolydis. Koja halturčikai. Ai, dar nepaminėjau svarbiausia. Šiaip nedarau reklamų, bet jei darau, tai 1000 kainuoja. Tai šita reklama apie batus. Man rodos House Haltai, ar kaip jie čia vadinasi. Žodžiu, nusipirkau prieš žiemą. Tai jais nieko nedariau, va tik vaikščiojau, va lauke. Sniego sąlygom, kai sakau, tai va plyšta. Čia plyšta. Šlapi pastoviai. O, kurmi. O, ne. Pavojus. Tai va. Tai žodžiu, batai pastoviai šlapi. Rašė, kad neperšlampami. Skemina. O Jėzus. Tai va, nieks nepirkė tokių batų, nes apgaulė. Mokėsit didžiulius pinigus, bet būsit nusivylę batais. Va, galiu parodyti Nemuną. Tai belia kaip nudžiovintas dabar. Nes va net matosi, kaip po tom sienom palindęs vanduo. O va, kur baltos žymės, tai va iki tiek buvo pakilęs. Tai įsivaizduok, specialiai, vanduo nudžiovintas. Tai va, tokios naujienos iš mano kelionės į Nemuno salą. Ant turnikėlios pasportuot lekiam. Tai va, kaip matosi. Net nežinau kaip parodėt. Bet žodžiu, belia kaip. Nusausintas Nemunas. Tai turiu eiti per kažkokias balas. Vat laikai atėjo, negaliu. Gerai, tiesiog toliau kelionė. Ant turnikėlio. Turnikai viską šlapia. Bandysiu apšilimą pasidaryti ir tada šausiu prisitraukimų. Tai va. Ką pasidariau apšilimą. Viskas einu bandyti daryti prisitraukimus. Tai turnikas belia kaip slidus. Teko panaudoti daugiau magnezijos. Gal padės, bet sakau, labai šlapės.
20, man rodos, blemba pasunkėjo jau vėl. Kaip sunku. Aš negaliu pasitaisyti, nes nuslysiu. Dviem 9. 3. Kai dega. 3 metų. 3, 2. 3, 4. Taip ilsiuosi. Opa. 36. Labai slysta. 37. 38. Ai. Belia kaip slidu. 39. 40 užteks. Kaip atrodo rankos pakiamati po prisitraukimo. Viskas, einu lygia gretis. tą patį bandysiu ir padaryti. O įdomu, kaip lygiai gretė atrodo, tai va, irgi visą permirkus, kaip nežinau ką. Tai va. Eik tu savo, kaip sunku. Eik tu savo. Nu ką, dabar bandysiu atsispaudimus. Ką žinau, biceps auga konkrečiai dabar. Gerai. Čia taip pat. Ava. 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 Kamera biški tokia pavirtus.
33 dabar yra, jei neklystu. Irgi. Sunku labai. Lygis expert lygis. Gerai, dabar pabandysiu vėl kojas pakilnuot ant presiuko. Tai 20 ant turniko, 20 ant lygiagretį. Nesistengsiu ten tobulai, svarbu, kad man šlaunis kiltų. Nes kai šlaunis pakeltas 9 laipsnių, tada dirba preso apačia bei visas tas liemuo, visas preso korpusas, bet būtent apačios, o ne viršaus. Gal eit namo. Realiai tiek daug padariau, galiu viską labai greit mesti ir eit namo. Pasileidau, nes slysta man belekai. Ir kadangi slysta, galiu atmazint, nes belekoks šlapias turnikas neina išsilaikyti. Neina išsilaikyti ant turniko. Man atjungia belia kaip dilbės. Dabar eina lygiagretės. Irgi skaičių laikysiu dabar ant lygiagretės irgi 20, o 10 pabandysiu kelt kojas. Ir po to 10 tiesiog kelius kelt. Nu tipo, sakoma, iki krūtinės, bet aš tiek neiškelsiu. Nes jau nuplakau viską. Jau noriu namo. Noriu namo viską. Eik tose. Nu va, einu ilsėtis 2 minutės, po 2 minučių vėl pabandysiu tą patį daryti. Tai va. Nu ką, sekantis raundas. Nežinau, nu tipo, reikia aš visada pakeičiu kampą, kad matytųsi, jog, nu, darau. Tikrai, jo, kad ne kai crossfiteriai, kad nedaryčiau makaronų jokių. Tai va. Blemba, taip priveržiau, kad neatveržiau. Eik tu sau. Nu, va, taip.
Kaip pasunkėjo, visados pasunkėjo belekai. Ai, tu sakus klysta ranką. Uf. 24 per antrą setuką. Anąsyk 20 vos padariau. Manau, čia progresas. Lygiai greitai ir dabar bus 24. Kas nori, ateikit ir padarykit daugiau. Tai va. Šitas sportas, ką aš dabar darau, tai padeda downhill'e. Dviračiais duoda greičio. Duoda greičio. O Jėzas, jau viskas, jau mirt pradeda. Jau pradedu mirt aš. Eik tu stan. Patį paskutinį turėjau stipriausiai daryti. Nes buvo vėlia kaip sunku, matau, aplyjo biškį. Tai va, nu dabar presiuką padarysiu. Tai įprastai padariau 24, tai dabar per pusę darau ant turniko, per pusę darau ant lygiai greitai. Tai 12 ant turniko, 12 ant lygiai greitai. Presiukas. Tai va. Neina iškabėt, belia kaip slyst. Va, viskas šlapia čia. Belia kaip slyst. Neina išsilaikyt. Bandau visai, bet neina. Labai sunku. Mirtinas turnikas šiandien. Žudo mane.
O dabar ant lygiagretės. O ant lygiagretės bus lengva, nes nereik laikytis. Šakės. Blemba nepasitau šitas kameras. Šeši šiti. Nu ir viskas, baigiau šiandien treniruotę. Užtenka man 2 setukų gerų. Viskas, tai va. Ačiū už dėmesį. Orai šyla, sniegas tirpsta, sezonas artėja, tad pasiruoškit naujam sezonui savo dviračius. Jeigu dar nesate paruošę, nuvežkite bei sutvarkykite juos geriausiam esančiam Kaune servise. Traška braška, rekomenduoju. Tai va, ačiū už